Sveiki, mėlyjeji! Dėkui, kad vėl esate draugė su mumis. Šį ketvirtadienio vakarą kviečiame žiūrėti. Cirkas Dzūkija pajėgiausias saviveiklinis cirkas Lietuvoje, su giliomis tradicijomis ir lygiu artimų profesionaliam. Pasisekė, kaip čia galima sakyti, pasisekė, nes mes vieninteliai išsilaikėm daugiausia per tos visus perversmus ir taip toliau. Išsilaikėme, neiširo tas studija, neiširo, nes dauguma studijų iširo ir už tai taip ir gavosi, kad mes ir likom vieninteliai. Dabar jau pradeda kai kuriuose ten miestuose atsigauti. 11 metų būdama pradėjau lankyti cirko studiją pas Riabovienę. Po mokyklos išvažiavau į profesionalią sceną, dirbau, o dabar jau kaip ir baigiau savo karjerą. Dabar jau čia tęsiu darbą su vaikais. Kas yra sunkiausia vis dėlto būnant cirko artistu? Nežinau. Būna visko sunkus. Triukai kai kurie sunkus ant kai kurių numerių. O ar tenka susižeisti, skausmą patirti? Taip, tenka. Pavyzdžiui, kai nukrenti nuo šitų kopečių arba kaip panašiai. Kita laidos tema – maisto valgymo kultūra. Kaip ir kiekviena Europos tauta, lietuviai nuo seno garsėja savo vaišingumu. O geras barmenas – išskirtinė asmenybė. Tai reikia ir kojas geras turėti, ir miklės rankas. Vienu žodžiu, visas turi būti miklus ir viduje. Jau trečią dešimtmetį Dzūkija išlieka šalies saviveiklinio cirko centru, gebančių išugdyti aukšto lygio artistus. Daugelis jų – respublikinių ir tarptautinių cirko festivalių laureatai. Žymiausi Dzūkijos auklėtiniai kviečiami dirbti profesionalaus Baltijos cirko ir užsienio cirkų arenose. Albertas Chazbijavičius, Jurgita Bujanauskaitė, Darius Česnulevičius, Gediminas Maldanis ir kiti. Kviečiame praverti cirko studijos Dzūkija kasdienio gyvenimo uždanga. Vienas iš kolektyvų, savo veiklą vystančių po Lietuvos kultūros komunikacijos centro stogų, cirko studija Dzūkija. Tarptautinių festivalių Vokietijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Latvijoje, Lietuvoje laureatė. Jau 3 metus iš eilės cirkas Dzūkija dalyvauja įvairiuose profesionaliuose renginiuose, išsipildymo akcijose, TV3 projektuose, koncertuose Vaikų balsas ir kitose prestižiniuose renginiuose. Daugelis artistų užaugo ir išėjo į profesionalų cirką ir dirba iki šiol. Šie ir kiti prizais nepamatuojami rezultatai sudėtingo Alytaus cirko studijos artistų, jų tėvų ir ilgamečių vadovų Julijos Riabovos ir amžinatilsį Alberto Riabovo nuopelnas. Šiuo metu cirkas Dzūkija pajėgiausias saviveiklinis cirkas Lietuvoje, su giliomis tradicijomis ir lygiu artimų profesionaliam. Cirko studijai vadovauja Albertas Chazbijavičius ir Jurgita Bujanauskaitė. Čia mums, aišku, pasisekė, kaip čia galima sakyti, pasisekė, nes mes vieninteliai išsilaikėm daugiausia per tos visus perversmus ir taip toliau. Išsilaikėme, neiširo tas studija, neiširo, nes dauguma studijų iširo ir už tai taip ir gavosi, kad mes ir likom vieninteliai. Dabar jau pradeda kai kuriuose ten miestuose atsigauti ir pradeda darytis irgi ten studijos, tai Šakiuose ten yra Šypsena, Kaune, ten prie Vynuolyno tokio Palemono kažką bando daryti, kaip toliau bus, žiūrėsim. O tai kame ta paslaptis, kodėl būtent Alytaus cirko studija Dzūkija neiširo, jie ir gyvoja toliau ir labai sėkmingai gyvoja. Kas tie varikliai, jeigu taip galima sakyti, tos cirko Dzūkija? Tai turbūt ačiū reikia pasakyti Julijai Riabovienei su Albertu Riabovu, amžinatilsiui. Buvę vadovai Dzūkijos, jie turbūt varikliai buvo ir jie nepavargo. Jūs, aišku, esate jų mokiniai, kurie pralenkė kaip ir mokytojus, drįsčiau teikti, nes ir esate ir artistai, ir mokytojai dabar cirko. Taip, visiškai teisingai. Tiek Jurgitai Bujanauskaitei, tiek Albertui Chazbijavičiui cirkas jau seniai tapo gyvenimo būdu.
Neturite jokių dviejonių, abejonių, jūs einate savo keliu? Nu, kol kas neįsivaizduoju net. Kitame amplua savęs, pavyzdžiui, aš neįsivaizduoju net. O kokie vaikai ateina į jūsų studiją cirko? Visokie vaikai ateina. Maži, dideli, gabūs, negabūs, bet įdedant daug darbo, pasiekti visko galima. Jo, aš 11 metų būdama pradėjau lankyti cirko studiją pas Riabovienę. Po mokyklos išvažiavau į profesionalią sceną dirbau, o dabar jau kaip ir baigiau savo karjerą. Dabar jau čia tęsiu darbą su vaikais. Taip ir būna, nes visi vaikai turbūt ateina gal daugiau pažaisti iš pirmo, pasižiūrėti, dėl įdomumo tik tai vedami, kad čia įdomu būtų pasižiūrėti, kaip ten, kas ten darosi, kaip ką. Ir aišku, nedaugelis lieka, nedaugelis išlieka ir nedaugelis iš vis paskui tampa profesionaliais cirko artistais, nes tai reikalauja daug darbo. O tie, kurie netampa, nes aišku, profesionaliais cirko artistais tampa tik vienas kitas, ką jiems duoda gyvenime lankymas to cirko studijos? Nu tai kaip ir visos turbūt studijos, visi užsiėmimai duoda laisvalaikio užimtumą. Kartu jis išmoksta ir laikyti save gražiai, ir gimnastikos kažkokių elementų, ir kartu ir sportuoja. Alytaus cirko studijoje Dzūkija šiuo metu yra apie 30 artistų. Sakyk, ar senai lankai cirko studiją? Šiais metais tik pradėjau. O kodėl tu atėjai į šią cirko studiją? Nu, man įdomu pasirodė. O kas tave paskatino, ar draugai, ar pati tiesiog stebėjai cirko Dzūkija pasirodymus ir svajojai, kad ir tu galėtum būti cirko artistė? Nu, pamačiau, kad Miglė lanka, tai ir aš. Tai Miglė tavo draugė, taip? O kiek laiko Miglė lanko cirko studiją? Cirko studija apie 3 metus. Tai tu jau kaip ir esi, kaip ir profesionalė, tokia jau galima sakyti, 3 metai, nemenkas laiko tarpas. Tai sakyk, kodėl tu visgi lankai tokį netrumpą laiko tarpą? Todėl, kad mano tėtis klounas Baltijos cirko ir aš cirką. Įėjau į patį cirką dar mažytė būdama metų ir 5-4 kažkur mėnesių buvau. Tai tu pamilai cirką nuo pat ankstyvos vaikystės? Taip. O kas tau yra cirkas? Ką jis tau duoda? Ką tau reiškia gyvenime cirkas? Užsiėmimas, tai įdomu, labai patinka. Kažkodėl man, kaip kiti lanko dainavimą, šokius, nelabai prie širdies, labiau cirkas. Ar tu svajoji savo ateitį susijęti su cirku? Tikrai taip. Noriu būti šunų dresuotoja, nes man labai šunys patinka maži. Oksana Denisova, viena iš cirko Dzūkija studijos akrobačių, patekusi į naujojo Lietuvos televizijos konkurso Talentų ringas pusfinalį. Kiek metų jau tu eini koja kojon su cirku? Lankau 6 metus jau. Nuo 9 metų, taip? Mama matė, kad aš labai lanksti esu, tai jinai mane nuvedė į cirką. Ir tau iš karto taip ir patiko, nesinorėjo mesti kažką keisti, nes vis tiek dar pakankamai maža buvai. Ar nuo pat pradžių tau tiko ir patiko? Labai. O kiek laiko tu praleidi treniruotėse? Nuo 3 iki 6 valandų. Ar nesunku tiek laiko skirti treniruotėm? Biškai sunku. Ar senai lankai cirko studiją? Labai. Nuo kelerių metų? Kaip ir ta mergaitė, kur pasakoju, nes mes nuo mažens draugai. Ir sakyk, kodėl tu ją lankai? Patinka labai. Ar nesunku? Nelabai. Ir turbūt kasdien lankai treniruotės ir ar nepavargsti, ar mokslai nenukenčia? Ne, visai ne. Normaliai. Ar negeriau būtų su draugais futbolą pažaisti, palakstyti, prie kompiuterio pasidėti? Ne, visai neįdomu būtų. O galbūt svajoji cirko artistų tapti ateityje? Taip, svajoju. Nors tu ir dabar jau galima sakyti, esi cirko artistas.
Na taip, dalyvauju festivaliuose visokiuose. Kas yra sunkiausia vis dėlto būnant cirko artistu? Nežinau, būna visko sunkus. Triukai kai kurie sunkus ant kai kurių numerių. O ar tenka susižeisti, skausmą patirti? Taip, tenka. Pavyzdžiui, kai nukrenti nuo šitų kopėčių arba kaip panašiai. Ar tenka net ašarą nubraukti? Kartais. Dėl gabumų tai visokių mes turim, vieni gabesni, kiti. Bet svarbu, kad norą turi vaikai. O kokie vaikai čia užsilieka, jūsų nuomonė, jūsų patirtim kalbant? Užsispyrę, kurie nori kažką tai pasiekti, kurie myli cirką. Nežinau. Tai žodžiu, arba myli cirką, arba ne, jau kitaip čia negali būti. Žinot, aš nežinau, aš pagal save kaip galėčiau pasakyti, tai čia jau irgi gal nuo žmogaus priklauso, bet kai cirką patinkė, tai kaip liūnas įtraukia. Kažką, gal kažko tai neįtraukia, aš nežinau, nuo ko čia priklauso. Kokie numeriai vyrauja jūsų cirko studijos repertuare? Labai įvairūs žanrai, labai įvairūs numeriai, ir akrobatika, ir oro gimnastika, ir akrobatika, ir klounada. Pastaruoju metu išties cirko Dzūkija vardas skamba gan plačiai. Dalyvaujate įvairiausiuose projektuose, talentų ringe. Gal šiek tiek plačiau apie tai pasigirkite? Nu taip, dabar dalyvavom neseniai talentų ringe. Ir kaip sekėsi? Labai neblogai, išėjom į pusfinalį. Nežinau kaip toliau. Cirkas Dzūkija ne tik dalyvauja įvairiuose projektuose, festivaliuose, bet ir patys juos rengia. Džiugu, kad alytiškių cirko artistų darbą vertina ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje. Ir ypač Dzūkijoje, kur į Alytaus kultūros ir komunikacijos centre rengiamą tarptautinį cirko festivalį susirenka gausus žiūrovų būrys. Ketiname rengti tarptautinį konkursinį festivalį kovo 10-11 dieną, tai būtų, pavyzdžiui, kovo 10 konkursinė diena. Nu, ten, aišku, nuo kolektyvų skaičiaus priklausys, kiek ten bus, ar 2 pasirodymai, ar 1 pasirodymas to konkursinės dienos. Ir paskui 11 dieną jau laureatų, kurie laimės 1-2 vietą. Aišku, vėlgi nuo kolektyvų skaičiaus priklausys, gal ir 3 vietą, susidarys toks laureatų koncertas 11 dieną kovo šių metų. Kuo ketinate nustebinti žiūrovus? Tai aišku, mes ketiname ne tik nustebinti, bet norime ir pasirungti, ne taip kaip labai jau seniai čia, aišku, Alytui buvo konkursinis toks festivalis, kad būtų daug kolektyvų ir jie varžytųsi vieni tarpusavį. Bus iš Baltarusijos, jau turėtų bent jau būti vienas kolektyvas iš Ukrainos, 2 kolektyvai, gal klaustukas dar ar 2 ar 1 iš Danijos, tai vienas būtų dar Šakių šypsenos tas kolektyvas, mes iš Latvijos turėtų būti. Jeigu tai įvyks ir visi kolektyvai suvažiuos, tai labai gražu bus ir šou bus, ir žmonės pamatys daug visokių talentų vaikų. Jeigu svajojate tapti cirko artistu, esate ištvermingas, užsispyręs ir kūrybingas, cirko studija Dzūkija laukia jūsų. Repeticijos vyksta Alytaus kultūros komunikacijos centro rūmuose kiekvieną darbo dieną nuo 15 valandos. Maistas ir valgymas yra daug daugiau nei tik alkio numalšinimas. Kaip žmogus elgiasi prie stalo, kaip jis valgo, kaip geria, matyti jo išsilavinimas, kultūra, etiketo protokolo išmanimas, priklausomybė atitinkamai socialiniai grupiai. Kultūros etiketo dalykus reikia išmokti, išstudijuoti ir praktiškai žinoti, kaip elgtis kiekvienu gyvenimo atveju, net ir prie stalo. Jūsų dėmesiui susitikimas su vienu senosios kartos barmenu, aptarnavimo sferoje dirbančiu kone 100 metų. Labą dieną.
Žmogus, kuris neišmano vietinių valgymo tradicijų, elgesio prie stalo kultūros, visuomenėje neretai laikomas pašaliečiu. Todėl tinkamai elgtis prie stalo yra labai svarbu. Deramai tai daryti reikėtų visą laiką, pradedant maisto parinkimu, paruošimu, patiekimo būdu ir baigiant valgymu. Neretai maitinimo įstaigų lankytojams tenka apsišarvuoti geležinę kantrybę. Jaunų padavėjų su minimalia patirtimi arba visai be jos nemokšiškumas erzina klientus. Tačiau jie yra priversti sukąsti dantis. Mat nusprendę pasiieškoti kitos kavinės, rizikuoja pataikyti pas dvigubai žioplesnį padavėją. Tačiau galite ir maloniai nustebti. Jei pateksite ten, kur lankytojus aptarnauja jau senstelėjęs, bet pasitempęs, labai kantrus ir tiksliai žinantis, ko norite, darbuotojas. Tiesa, tokių perliukų mieste vienetai. Pirmajame Alytuje esančioje kavinėje Vėtrungė dirbantis barmenas Algirdas Petkevičius maloni išimtis. Nuo kogi prasidėjo šio alytiškio barmeno karjera? Tuometiniam Leningrade baigiau mokslus. Ten plataus profilio, reiškia, dėstė kulinariją, barmenų darbą. Tiesiog, ir aš ten baigiau. Ten truko mokslas 2 metai ir atrodo 8 mėnesiai. Ir grįžęs pradėjau dirbti. Kai grįžau, tai dirbau kariniam dalinyje. Reiškia, valgykloje gamybos vedėjų. 10 metų pradirbau. Po to čia pakvietė į visuomeninį. Ir taip likau. O sakykit, tapti barmenu, ar tai buvo jūsų svajonė nuo pat vaikystės, ar tiesiog jūs paskui pamilote šį darbą, pamėgote, nes jis jūs lydi visą gyvenimą iki šios minutės? Taip. Ką aš žinau, kai studijavau, mokiausi, tai tiesiog, ką aš žinau, taip ten plačiai viską mokėmės, o paskui dirbdamas kažkaip tai, nežinau, patinka bendrauti su žmonėmis, viską. Taip ir užsilikau ir ką. O užsiliko Algirdas su šia profesija labai ilgam, kone 50 metų. Vargu ar rastumėm Alytuje, o gal ir visoje Lietuvoje, tokį ilgą darbo stažą turinti dar bent vieną senosios kartos barmeną. Beje, sėkmingai dirbanti iki šiol. Patinka, reiškia, dėmesį duodi lankytojų. Lankytojas taip pat jisai supranta, kad jį dėmesingai aptarnauna viską. Ir turi tokių lankytojų, kurie labai dažnai sugrįžta ir tenka juos aptarnauti keletą kartų. Ir ką žinau, iš tų visų smulkmenų viskas taip susideda. Per ilgametę alytiškio karjerą jam esą tekę aptarnauti paties įvairiausio rango klientų, nuo mažiau žinomų iki itin garsių asmenybių. Pavyzdžiui, teko aptarnauti ir tuometinį sekretorių Algirdą Brazauską, čia buvo atvykę Alytuje skydinių kombinate. Ir ten buvo priėmimas ir teko aptarnauti. Ir kiek jūs dar buvote užsiminę, kad netgi ir Mikhailą Gorbačiovą teko aptarnauti? Tai tais laikais jis dar nebuvo prezidentu, bet buvo atvykęs į Lietuvą. Čia viskas vyko Druskinykuose, teko aptarnauti. Taip. Kavinės Vėtrungės savininkas Stanislovas Radzevičius tikino, jog sėkmingas kavinės darbas priklauso nuo daugelio dalykų, tarp kurių kokybiškas maistas ir aukšta aptarnavimo kultūra vieni iš svarbiausių. Iš visko susideda ir iš aptarnavimo kultūros, ir iš aplinkos, ir iš interjero detalių. Aplamai viskas turi labai didelę reikšmę. Aišku, labai didelę reikšmę turi ir aptarnavimo kultūra. Mandagus aptarnavimas, kultūringas aptarnavimas, dėmesys klientams, aš manau, tai yra sėkmė. Vakarų Europos šalyse solidaus amžiaus padavėjai ir barmenai nieko nestebina. Prestižiniai restoranai 20-mečių į darbą net nepriima. Tuo tarpu Lietuvoje visiškai priešinga situacija. Čia kol kas ima viršų jauno amžiaus kultas. Kavinės šeimininkas neslėpė, jog Algirdo Petkevičiaus profesionalumu susižavėjo prieš daugelį metų, pats nekartą būdamas kliento vietoje. Ta žmogų, tai yra Algirdą, labai senai pažįstu. Pažįstu dar nuo tarybinių laikų, kada tiesiog kavinėse stigo aptarnavimo kultūros,
O Algirdas buvo vienas iš tų, jau tais laikais man įstrigęs į atmintį, kaip vienas iš tų padavėjų, kurie ir tais laikais aptarnaudavo kultūringai, maloniai. Maistas ir valgymas yra daug daugiau nei tik alkio numalšinimas. Kaip žmogus elgiasi prie stalo, kaip jis valgo, kaip geria, matyti jo išsilavinimas, kultūra, etiketo protokolo išmanimas, priklausomybė atitinkamai socialiniai grupiai. Kultūros etiketo dalykus reikia išmokti, išstudijuoti ir praktiškai žinoti, kaip elgtis kiekvienu gyvenimo atveju, net ir prie stalo. Pasak Varmėno Algirdo, stebint, kaip žmogus elgiasi prie stalo, kaip valgo, kokį maistą renkasi, galima daug ką apie jį pasakyti. Padavus valgiaraštį ir matai, kaip žmogus studijuoja valgiaraštį, viską ir matai, kad jau žmogus jau visai yra dažnas svečias, dalėsime, visi labai gaudosi valgiaraštį, labai greitai pasirenka patiekalus, ten nevartų, bet atverčia lapus tuos, kurį įdomina. Ir yra sakoma, kad geras barmenas turi turėti miklias kojas, stiprias rankas. Ar vien to pakanka, reikia kažko dar, kad būtum išties geras barmenas? Tai reikia ir kojas geras turėti, ir miklias rankas. Vienu žodžiu, visas turi būti miklus ir viduje. Viską. Taip, kad kažkaip tai, man, nežinau, viskas gaunasi savai. Vyresnės kartos alytiškiai barmeną Algirdą puikiai prisimena iš tuometinio Žuvinto restorano laikų. Čia jis esą išdirbęs ištisus 25 metus. Geriausiai teko dirbti Žuvinte. Ir tais laikais labai krūvis buvo didelis, ten mes labai daug dirbdavom ir vakarai buvo labai užimti ir pietus būdavo jau tikrai labai dideli. Tokia patirtis jau ten tikrai, reiškia, mes pasisėmėm. Ir to stropumo, ir to greitumo viską teko išmokti, nes būdavo eilės ir turėdom buvo 5 po 6 staliukus ir visus juos kartu užsėda. Ir būna įvairūs užsakymai, užsako skirtingai, reikia viską atsiminti ir laiku paduoti. Pats Algirdas savo laisvalaikį linkęs praleisti gamtoje, lankytis koncertuose, o kavinės ir restoranai tapę neatskiriama jo gyvenimo dalimi, jam esą tik malonus, atsakingas, mylimas darbas. Tikrai atsiriboju nuo šito jau, kadangi daug laiko aš praleidžiu, tai aš randu kažkur tai kitur ir gamtoje noriu pabūti ir šiaip išeiti pasivaikščioti viską. Ir kur nors į koncertą nuėti viską. Taip jau tikrai galiu pasakyti, kad nesilankau. Man užtenka jau tada, kai aš dirbu ir šitų pramogų. Toks darbas, tiesiog dirbi ir tiesiog ir pramoga galbūt siekiu, matai, kai žmonės linksminasi viską, tiesiog iš šono žiūrint dalyvauni. Liaudies išmintis sako, geriau vieną kartą pamatyti, nei 10 kartų išgirsti. Mūsų laidos kūrybinė grupė, apsilankiusi kavinėje Vėtrungė, savo akimis išvydo jaukų alytiškio Kalvio Kęstučio Lukšto kūrybos darbais turtingą interjerą, ragavo skanių patiekalų ir turėjo progos pajusti aukštos aptarnavimo kultūros privalumus. Iš klientų gaunu tik gerus atsiliepimus apie Algirdo darbą, džiaugiuosi ir noriu, kad ir ateityje Algirdas dar daug metų išliktų toks pats šiam gan sunkiam darbe. Ar turi lietuviai savo valgymo tradicijas? Kaip išmokti valgymo kultūros? Ar žmonės nori to mokytis ir kiek jiems tai svarbu? Į šios ir panašius klausimus bandysime atsakyti kitose Kultūros lango laidose. Toliau jūsų dėmesiui anonsas būsimų kultūrinių renginių Dzūkijos sostinėje. Lėlių teatras Aitvaras sausio 24 dieną 12 val. Kviečia į nuotaikingą spektaklį Angelų pasakos. Alytaus miesto teatras sausio 25 dieną 13 val. Kviečia į spektaklį vaikams Mauglis.
Sekmadienį, sausio 25 vakarą nuo 20 valandos poilsio vakaras Kam per 30. Sausio 29 dieną 18 valandą Vinco Mykolaičio Putino altorių šešėlį bandymų dienos. Sausio 23 dieną 13 valandą Tautinių mažumų kultūros centras kviečia į apskritąjį stalą, kad Lietuvos istoriją pažintume giliau. Renginys vyks Alytaus kraštotyros muziejuje. Sausio 28 dieną 16 valandą Alytaus kraštotyros muziejuje daktarė Jolanta Zabulytė skaitys paskaitą Lietuvos medinių kryžių formos tarptautiniame kontekste. Paskaitoje bus supažindinama su Lietuvos medinių kryžių formų tipais ir jų variantais, nurodomi regioniniai savitumai. Sausio 23-29 dienomis nuo 15 valandos Dainavos kino teatras rodo animacinę nuotykių komediją visai šeimai Despero nuotykiai, dubliuota lietuviškai. Kitas filmas artimiausią savaitę rodomas Alytuje Žeraldo Povilaičio nuotykinė komedija 5 dienų avantiūra. Šis filmas, pasak kūrėjų, įrodo, kad ir Lietuvoje galima kurti populiarųjį kiną, beveik kaip Holivude. 5 dienų avantiūra sausio 23-29 dienomis 17:30 min. Ir 20 val. Dainavos kino teatre. Šį vakarą tiek. Iki pasimatymo kultūriniuose renginiuose. Tikimės jūsų dėmesio ir kitą kartą, lygiai po savaitės. Primename, jog laidą Kultūros langas, kaip ir kitas Alytaus regioninės televizijos kuriamas laidas, galite pasižiūrėti internetinėme tinklapyje www.cika.lt. Jums, mielieji, patogiu laiku. Smagaus vakaro. Sudie.